Sveiki visi. Tai ką jūs? Mes tai atvažiavom šį kartą į Ventą. Labai graži upė. Buvom pavasarį. Buvo čia kibimų begalė. O dabar viena pusė labai graži, kita pusė maurynas. Odų belė kiek. Pasipurškim, kad nesuėstų mūsų vargšų. Su benzu. Bandysim žvejoti. Įsipakuosim meškerę. Bandysim kažką tai pagauti. Tikiuosi, kad bus veiksmo. Jaučiu kaip kanda brūdai. Tikiuosi, mūsų čia nesuės be laiką. Pilna, pilna. Bet rimtai valgo. Eina savo. Įsigijom graibštelį tokį. Labai patogus. Ypač iš valties. Būna toks. Paskui palieka toks. Pasemti. Arba nuo odų. O, dabar nei vien suots manęs nebesuvalgęs. Tai ką, pradėsim biškį, gal eisim pažvejoti. Pasiėmiau masalų krūvą. Visokių. Čia tokie. Mano asmeniniai. Vieni yra Šaviža Fishing. Tokie. Kiti yra, esu prisipirkęs iš Kalūrės. Žiūrėsim, kas čia gausis ir ką čia pavyks pagauti. Bet kad odai jie, tai nelabai gerai. Reikia dar dasipurkšti su benzu. Nu gal nebevalgys, daug dievė. Einam, pabandysim, prasimesim, pažiūrėsim. Gal kas užkips, o gal nieks neužkips. Čia turėtų būti slidus laiptai. O! Tolokai metas. Pažiūrėsim, ar bus veiksma, ar nebus veiksma. Šilta, gera, odai valga. Bet ar žuvis valgys? Tai čia vėl klausims. O gal čia visai nieko nėra? Pavasarį tai čia buvo ešerių pilna, kiek norėjai galėjai čia jų. Didesnių, mažesnių, o buvo jėmims. Vadinas, bus gerai. Pagausim. Bet čia palei laiptus kalė. Pasireguliuokim meškerę. Galėčiau ant dugną paleist, bet nežinau, koks tas dugnas. O, barkštelėje. Ant ilgesnios gumos gaudau, bet galėtų čia palei tiltą rauti. Va, pabandėm tokį masaliuką. Nenoriu jo kasti. Teks kažką kitą užsidėti. Gal biškį mutnesnį, vanduo toks. O gal reikia vežiuką pabandyti užsimauti. Gal veiksmas atsiras. Kokie jie smulkus. Vežiukai dėja yra iš Kalūrės. Man jie kažkaip veiksmingi yra. Tikiuosi, kad kips.
Nu, taip, kažkaip tai. Bandysim švistelti vieną pusę į kitą pusę. O čia matau tokius gražus tarpiukus. O. Yra čia šapalų, galėtų koks viens kits čia įsirauti. Bet labai karšta. 30 laipsnių šilumos. Rudenį. Žiauru. Kažkaip nesiseka pagauti masalą. Dabar dėsim va tokį kažkokį su lašiukai kažkokie, tai kojykės kažkoks krachabors. Net neįsivaizduoju, ką iš čia atvaizduoju. Kokį gyvūną iš čia vaizduoju. Aha, tos kojykės vaikšta. Taip, plazdena. Nu ką, bandom čia prie to purvyną, dar biškį prasimest, gal čia kas nors stovės. O jeigu ne, bandysim rautis per krūmus, pait giliau į upės priekį. Turim vis tiek kažką pagauti. Nu, taip negali būti, kad nėra žuvies. O. Nu. Nu, atvažiavom dar į vieną večikę. Pasižiūrėsim. Čia pavasarį labai gražiai kojas gaudės. O ko dabar čia yra? Tai vėl nežino. Kliuvinių, kaip suprantu, yra neblogų. O, jau vieną turiu. Ačiū Dievui. Ką nors nusikabina. Nenutraukiau. Tai kadangi upėj mes nieko nepagavom, kažkoks ten surūgęs vanduo, tai nusprendėm atvažiuoti į ežerą. Gal čia pais biznis ir kažką pagausim. Nu, tikiuos, kad pagausim. Žinau, kad ešeriukų čia yra. Eisim miško pakraščių iki pat kampo. Tai plius minus kažkur apie kilometrą. Tai žiūrėkit. Einam čia per šoną. Bandėm čia keliuose vietose pamėtyti. Nebuvo kibimų nieka. Braunamės toliau miško takeliu. Labai geras oras. Labai nuostabi gamta. Varom į priekį. Bandysim iš kito šono kažką tai pagauti. Priėjom tokią įdomią vietą. Nėra čia bangos nuo tos pusės bangavimo. Nes bangavimas toks šoninis. Pabandysim kelius metimus padaryti. Gal atsiras veiksmos. Tikėkime, kad kažkas pakips. Arba niekas nepakips. Čia akmenų neturėtų būti. Čia turėtų būti kaip ir švarus dugnas. Kažkiek atsimenu, esu plaukęs, išvaltęs. Bet kažkaip irgi nieks nenori atsiliepti. Kai įsijungi kamerą, veiksmo nelieka. Kai be kameras, tai būtinai kažkas turi užkipti. Nu, kartais tai būna. Paskui eisim šonu, bandysim ten. Dar yra tokių vietų neblogų. Užsidėjau kuprinę, nes taip patogiau vaikščioti. Nieka. Reikia bandyti čia į tą šoną. Aš ant tokią kupstą stoviu. Jeigu ką, tai galėtum ten pasilikti vandenį. O, normaliai užsimetė. Turėtų užkipti ešeriukų. Čia yra begalės iš tos pusės. Bet kibimo nėra. Nieks nekand.
Ne. Ir nesijaučia. Ir dugnas švarus. Kelmų nėra. Nu, dar vieną čia, tiesiai. O, normaliai užsimetė. Kaip su avižadrebiu, tai sakyčiau, gan tolokai. Jeigu mums pavyksta kokį 30 metrų nušveisti, jau yra gerai. Yra. Nu, pažiūrėkim. Koks čia džiaugsmas. O. Ar čia vaidenas, ar aš čia turiu? O. Yra. Zurzlikų pasaulyje. Nu, va taip. Nu, pasišiaušk. Pasišiaušk, nu. Gražuolis, paleisk. Nu, tai čia buvo. Kažkas įdomi labai. O. O. Veiksmas bus. O, žiūrėk. Koks grožis. Normaliai čia. Visai. O. Paralyvęs gyvulys, matai. O ką? Pakabinkime jį. Nu, šiaušas. Biškis šiaušas. Šiek tiek. Koks kelmas? Ai. Na, važiuok. Gerai. Gerai, nors tiek. Nu ką? Tokia ta mūsų žvejyba buvo šiandieną. Sunkus kibimai. Daug praradimų avižų. Tai manau mes tuom ir baigsim. Uodų pilna. Baigė visą suėsti. Tai kam patiko šis video, kaip visada, spaudžiam laiką. Parašom komentarą. Paprenumeruojam mūsų kanalą. Ir iki visiems. Iki.